nori įsigyti tuščiavidurį streponą. Bobutės yra, viskas veikia, viskas noro yra, bet įranga jau nebe ta. Gal kokių dar papasakosiu įdomesnių istorijų iš savo darbo, iš savo verslo patirties, kokių įsimintinesnių, tokių įvykių? Yra toks vienas, sakyčiau... Rimtesnis negu tas, kur iš namų išvažiavo? Ne, jis įdomesnis. Tai yra klientas skambina telefonu, iš balso, neklausim kiek tiksliai, bet 70 gal plus 80, kažkas link to. Šitie žmonės truputėlį išsikalba, jie pasipasakoja, kad gyvena ar tai senelių namuose, nepamenu, ar tai jau slaugos ligoninėje, ten, sakykime, paskutinėje stadijoje. Jis tai įsiklausinėja labai tvarkingai, nori įsigyti tuščiavidurį streponą. Bobutės yra, viskas veikia, viskas noro yra, bet įranga jau nebe ta. Mes jam patariam, įsirenka, viskas tvarkoja, įsiūsim, padeda ragelį, po kelių minučių skambutis. To paties klientom sako, žinot ką, ir Antanui reikia. Tenais dėliojasi, ar dadėkime tą užsakymą, ar jūs norite atskirai, kaip jūs mokėsit, standartinis dalykas. Ir ragelė girdėsi dar vienas balsas. Ir man paimkit. Geras. Vakar kaip tik irgi mes tokį įdomų darbę gavom laišką. Sako, labai noriu ateiti pas jūs į vakarėlį, sako, bet neturiu draugės, gal galite man surasti, sako, sumokėsiu 600 eurų. Tai nežinau, Greta, gal tu nori? Ne, aš Gaila. nesu laisvas žmogus. Man tai pinigų reikia.